Pabliauni kaip oška. Mane kažkas nudažė. Didelio čia daiktą nueik ir nusiprausk. Bet tave irgi nudažė. Ar nematai, kas tai padarė? Aš miegoju. Aš tą grimerį iš pažemiškasiu. Kokį dar trimerį? Grimerį. Taip, Liepos 14 dieną Mūrių stovykloje įvykdytas nusikaltimas. Ta rytą stovyklautis pažadino mergaitės klyksmas. Visi vaikai atsibudo dažais ištepliotis veidais. Stovykloje buvo betvarkė. Ant sienų saulųjų žmonių veidų baltų dažų dėmės. Šunsnukiai, niekšai, gyvuliai. Bet pirmiausia, turiu nuplauti savo patinamą stiklą. Tik jis padės surasti nusikaltėlių pirštų antspaudus. O ne, jis nebebuvo taisomai sugadintas. Kągi, akis už akį, kerštas bus žiaurus ir begailėčiai. Su Dievu, ištikimasis mano draugė, išvalgusi darbo įrankį. Kartu išsprendėme ne vieną mįslę, suradome ne vieną mokslą nežinomas liepą, ne vieną šūdugrį. O dabar laikas atsisveikinti. Artėja saldžioji keršto valanda, laiko turiu visiškai nedaug, nes rytite stovykla baigės. Visi išvažiuos kas savo, nusikaltimas taip ir liks neišaiškintas. Pirmyn, tu išnarpysi šį nusikaltimą. Pirmiausia, išsami dažų analizė. Aha, rūgštus saldumas, viskas aišku, akrilo dažai, spalva balta. Sprendžiant pagal dažų konsistenciją ir sukietėjimo lygį, dažas buvo užteptas prieš 7 valandas 30 minučių. Tai reiškia, nusikaltimas įvykdytas apytiksliai 2 valandą nakties. Kai stovyklautojai miegojo, tikimybė surasti liudininką 1:35. Kas ten? Kartuoju, kas ten? Nenorėjo, kad išlaušiu duris. Ko bliauni? Kas atsitiko? Nebijok, gali man pasakyti. Mano visi rūbai, jie išteplioti. Manęs mažytai iš Amerikos atvežė. Dabar nebeturėsi kuo apsirengt. Visi iš manęs šlaipysi. Tai kas čia tokio? Kitus atveš. Afrikoje vaikai iš viso be drabužių bėgioja ir vargas savo nemato. Neturiu čia laiko šitokiems žaidimams. Palauk. Mano žinokas visą šitą tai padarė. Kalbėk. Yra toks vienas berniukas. Jis visą laiką paišo ir turi dažų. Jis čia tikrai viską bus pridaręs. Šunu, dabar tu būsi mano padėjėjas. Bet aš nenoriu. Dabar irgi nenori. O dabar jau noriu. Šunu, eime. Kliuvai bjaurybė. Nesuprantu, apie ką jūs? Tik nevaidink čia, gerai? Puikiai supranti apie grimerį, kuris vakar išdažė visiems veidus. O kaip praščiau? Suvalgysi ir šią 30 porciją. Nebegaliu, vemšiu. Nes kol viską prisipažinsi. Aš nieko nežinau. Meluoja ir neraudonuoja. Profas. Aš tikrai nieko nedariau. Garbės žodis. Tuoj sužinosi. Liepos 14 dieną Povarių stovykloje buvo vykdytas 2 laipsnio vandalizmas. Išniokota visa stovykla. Kur buvai vakar tarp 2 ir 3 valandos? Miegojau. Adomai, atneš dar vieną porciją ledų.
Ne, prašau, nereikia, tikrai nereikia. Mūsų taip lengvai neapgausi, visi įkalčiai kalba prieš tave. Kokie dar įkalčiai? Dažai, akrilo dažai. Aš visą savo gyvenimą piešiau tik akvarele. Jūs ką, neskirtėte akvarelės nuo akrilo? Ką? Įdomu, kokie ten buvo dažai. Akrilo? Aš visą savo gyvenimą meno kūrinius tapiau tik akvarele. Jūs manote, aš nupiešiau šitas tepliones? Jūs rimtai tai manote? Va, mano naujausias meno kūrinys – Staigmenos miške. Jūs galite pamatyti, kaip puikiai liejasi spalvos ir tiesiog viskas nuostabiai dera. Jūs ką, rimtai manote, kad ten mano teplionės? Pričiuptas nusikaltimo vietoje. Ką, aš netyčia, aš daugiau niekad. Ne, aš ne. Liudininkų teigimu, vakar apie 7 valandą vakaro tu bandėjai pasiskolinti akrilo dažų. Kam tu jie? Aš nieko, ką čia nesišneku, nieko aš nedariau. Na kągi, teks skambinti tėveliams. Koks ten tėvelio Ne, numeris? nu neskambintų niekam, jie mane užmuš. Tai skolinsi ar ne? Pamačiau vadovų kambarį, lipau pro langą pasiskolinti. Sudėsnis žodis būtų pavogiai. Kam tu reikėjo? Matai, man ten ta panelė patinka, ta, kaip jos, Jūratė, ta krundinė visi vadina, nes jinai ištisai krūdė. Ir man jinai patinka, žinai, biški ir buvau nupiešiu piešinėlį jai kokį. Nu, žinai, padovanosiu ir viskas, bet jei kam nors pasakysi, aš tave užmušiu. Mei seniai, niekam nesakysiu. Pušimis per kūną. O ką jie sako tiesą? Kol Morozas išties įsimylėjo ir štai bando užkariauti mylimosios širdį. Reikia versi patikrinti. Einam pas tą mergaitę ir paklausim. Šaunuolis Adomai, užaugus galėsi būti detektyvu. Panelė, ar jūs neseniai gavote piešinį nudažyti akrilo dažais? Tai jo, čia nuo mano slapto draugo. Pala, tai tu mano slaptas draugas? Tu taip Slaptas nuostabiai tas? pieši. Aš neslaptas. Čia Morozas slaptas. Monika, aš sužinau, kad tu mano slaptas draugas. Darosi karšta. Tai reiškia, Morozas tikrai įsimylėjęs. Jis iš tiesų piešė mergaitį piešinį, todėl jam reikėjo tų dažų. Ai, dar kai ką prisiminiau. Vakar per vakarienę tas berniukas, Arnas, tas geriausias stovyklos futbolininkas. Tas, kur fulė viską laimė. Taip, tas pats. Vakar jis per fulės varžybas netikėtai pralaimėjo. Savo akimis mačiau, kaip jis ant vadovo rėkia, kad jie neteisingai suskaičiavo taškus. Sakė, visą stovyklą sugriaus, visiems atkeršys. Tai panašiai kerštą. Jo. Pirmyn. Mūsų įtariamo sportininko nuo vakar niekas niekur nematė. Vaikai sakė, kad paskutinį kartą įtariamasis buvo pastebėtas vakar vakare. Jie patvirtino, kad sportininkas supyko dėl futbolo rungtynių rezultatų ir rėkė, kad viskas sugriaus. Vadovai pasiūlė pažaisti ką nors kitą. Tada berniukas ir pradingo kaip į vandenį. Nuo to laiko niekas jo nematė. Tikriausiai pasislėpė namelyje, bijodamas, kad jo nusikaltimas bus išaiškintas. Prisipažink niekšė! Ką prisipažint? Tu vakar visiems snukius išgrimavai. Ką nugrimavau? Snukius. Aš nieko nedariau, aš jau 2 dienas guliu lovoj, rankų paimti negaliu. O kas vakar fulę pralaimėjo? Aš nieko nepralaimiu. Į vakar? Nu gerai, čia tik vakar tai buvo. Žaidėm fulę, Morozas pakišo man koją. Kartu užsiskaubė rankas, dėl to ir pralaimėjo. Rodyk. Tiesa. Palik mane, man blogas vyksta galva. Ligonis akivaizdžiai karščiuoja, nesiorientuoja. Ir apie dažus tarsi nieko negirdėjo. Einam, Adomai. Netrukdom ligoniai.
Kas ten? Kas viduje? Išlys, baily. Gerai, prisipažįstu. Pramiegojau šiandien ir nenuėjau į darbą. Nesakyk ir šeimininkui, ką. Kaip paaiškinsit faktą, kad vakar 38 atspalvio dažais išdažyta buvo visa stovykla? Nu žinot, vyrai. Vakar biškį gimtadienį švensim. Ir pramiegojau. Šiandien atsibundu. Žiūriu, visas tvartas išverstas. Ir nėra dažų. Nesakyk ir šeimininkui, ką. Nebežinau, Domai, ką daryti. Pametėm visus pėdsakus. Rytoj visi vaikai išvažiuoja, liksim lyg musę kandę. Aš turiu vieną idėją. Kokią? Manau, kad paslaptingasis Grimeris turėtų pasirodyti ir šiandien. Todėl mums reikia tik pasislėpti ir jo sulaukti. Tada galėsim jį sugauti ir parodyti visai stovyklai, kas yra tikrasis nusikaltėlis. Šaunuolis, Domai. Šį kartą tikrai nusipelnei saldainį. Šią naktį viskas paaiškės. Labanakt visiems. Papuolė bjaurybė. Dėmesio. Kaip visi žinote, Liepos 14 dieną buvo įvykdytas nusikaltimas. Ir dabar jau žinau, kas tai padarė. Štai jis. Kaip tai įmanoma? Tai yra pateisinama, nes tu nutikuoji. Aš atlikau eksperimentą. Naktį aš jam įkišau drobę ir teptuką į ranką. Ir ką jūs manote, jis nupiešė tikrą meno šedevrą. Štai jis. Senieji Vilniaus stogai, pražylę samaną žalia, einu lyg paukštis lengvai, sena siaurąją gatvelę. Stogai senieji, kai jūs tik pamatau, aš pajaunėju ir tyliai pasakau. Aš jaunas, senieji Vilniaus stogai, nušviesti ryto spindulių, aušra nušvinta rausvai, ir aš miegoti negaliu. Nešuosi mintį Vilniautais rytais, tave dabinti vis naujais stogais, dabinti